Good morning, Lithuanian people. Trečia diena Ubudė, man atrodo. Ir šiandieną keliausim iš esmė toje, kad mes su žmona žiauriai nudegėm. O ką mes svarbiausia, dar kad svarbiau, tai kad net saulės nebuvo, tai apsiniaukė, o nusvilam juodai, nežinau, ar matosi. Nu, bet biški, krabiukai, nu žiauriai, tai pasitepėm dabar SPF, nu niekada gyvenime nebūčiau patikėjęs, kad kai apsiniaukė yra, tu gali ant tiek nusvilt. Nes vakar saulė buvo išlindus gal pusvalandį maksimum. Tai va, viskas, šiandieną dar didžiulė diena, dabar yra rytas, pavalgę pusrytukus, imsim skuterį ir vėl visą dieną išvažiuojam. Tai varysim į zooparką, varysim į ryžių laukus, varysim galbūt dar į krioklius, varysim kažkur pavalgyti, viską parodysiu kaip kas, bet jo, toks iš didžiausių tai bus zooparkas ir ryžių laukai. Pamėgti visų numylėtiniai ryžių laukai, supynės. Jo, pasimam droną, viską pasimam, oras šiandien geras, tai tikėkime, kad jisai toksai ir liks. Šiaip prikolas šitie šortai bėgiko. Jeigu kažkur haikint, nu belia kaip zašbys, nepritrinsi kiauš niekaip. O su paprastais, tai žinai, paprakaituoja ir viso, trint pradeda. Tai jo, šortukai kaulas. Ir aišku, nuo lietaus striukytę būtinai pasiimti. Nu ir viskas, ką, grįšim vakare. Pasižiūrėsim, ką mes šiandien pamatysim įdomaus ir gero. Sveiki atvykę į Babulos kelionės. Epizodas ketvirtas jo. Gerai, viskas, pakuojamės. Sao mình đi ngon với drone à? Drone đủ. One, Blue. baby swing. Baby swing. Yee-hoo! Nu va, ir atvykom į instagraminę vietą ryžių laukų, ryžių laukai, supynės. Tai žmona pasisupo, keletą kadrų padarėm, kainavo viskas 3 pem, 100 įėjimas ir 2 pem supynės. Tai ką žinau, nu tipo. Gražu. Dar kažkiek pasivaikštom čia apylinkės, jei kažką dar ypatingo, nežemiško rasiu, parodysiu, o jeigu ne, tada bandysim judėti link mūsų zooparko. Tai turėtų būti orangutangai, visokie drambliai ir taip toliau. Ok. Tai šiaip aš taip įsivaizduoju, kad aplamai visa šita vieta yra grinai turistam padaryta čia. Iš jos jau čia, kad tenai užaugint kažką, tai aš įsivaizduoju, kad grinai pakazuchai viskas padaryta. Nes matėm didelius laukus. Tai va tenai jo, ten aš manau, kad yra auginama realiai reikalų. Jo čia, nu, tipo, instagraminis reikalas visas. Tai tokiais lopinėliais čia vandenį susodinti ir auga savo. Įdomu, kaip iš rovus atrodo. Gerai, ką, kimarinam dar ryžių laukuose. Čia tokiam čiainikė atsisėdam, šiek tiek krapnuoja, toks grybų lietus, ale. Tai šiaip su žmona sėdėm irgi šnekam, nu, kad pavyzdžiui, iš visų įėjimų lankytinų objektų, tai čia brangiausias, ne, tų kraštovaizdžių, sakykime, ne, ten nelyginu aš ten zooparko ar dar kažko, bet va, ten visi kriokliai ir taip toliau, tai grinai tokia instagraminė išpopuliarinta vieta. Pamatyti verta, bet kad kažkas labai įspūdingo, nu gražu, tipo, ką žinau. Bet tikėjausi gal labiau, nu ką žinau, nu sakau, gražu, bet kažkas, kad čia jau čia svaigt ir mirt, žinai, tai. Jo, ir plus dar čia daug kur strojkės vyksta, čia perdarinėje, nežinau, čia augina toliau gal. Kažkas tai tokio, žmonių nėra daug, mes varėm pirmą lokaciją, tai anksti ryte ir norėjom, kad kuo mažiau žmonių būtų. Jo, dabar varysim labai toli į zoologijos parką. Va šito tai tikrai noriu pamatyti, man patinka. Aš ir Kaune esu buvęs, ir Klaipėdoj, tai man patinka šitie visi zoologijos parkai, tai vienas laukiamiausių, bet ten jau bus brangiau. Pasakysiu tiksliai, kiek kainavo, bet ten jau bus brangiau. Čia sumokėjom... Kiek mes sumokėjom? 20 gal, ne? 102 pem, manau. 102 pem buvo, jo. Nu tai
apie 20 eurų kažkas tokio. Aš nesisupau, aš tik tai kameristas pafilmavau. Tai va, jo, bet ilga kelionė. Tai jaučiu, aunamės lietpalčius savo ir bandom važiuoti, jaučiu. Ką tu čia prikimarinsi, pasidėjom, pasigrožėjom ir tiek tų žinių. Nu ką, atvarėm į... No, thank you. Atvarėm į zoologijos sodą. Tik kaip ir minėjau, man zoologijos sodai cool, patinka. Tai saulė išlindo, wow, orelis, nudegusias vietas pasitėpėm SPF-u, bet dega konkrečiai rankos. Mačiau, kiti turistai irgi raudoni. Tai va, eisim, dar užsibukinau šito dramblių maitinimą. Tai irgi pafilmuosim. Nu kažką, žodžiu, pafilmuosim, manau. Įdomaus. Parašykit komentaruose, kam irgi patinka zoologijos sodai. Jo. Jau. Nelūtis, tu šlapinosytė. Dauna, pasiekė. Palėtei? Ne. Gal? Koks fainas. Jo, tuoj užmigs. Nu ką, viskas, apėjom visą zoologijos parką. Tai žiauriai patiko, žiauriai švarus, didelis. Nu, faina. Patiko. Vertinčiau 9 iš 10. Tai mes iš viso neatsimenu, sakiau, kiek sumokėjom, man atrodo apie 3 eurų žmogui, ne? 3,5? Iš viso? Vienam žmogui, jo, tai 2,5 eurai vienam žmogui. Tai va, užtrukom gal apie valandą gerą, pusantros gal. Tai žiauriai karšta, nudegė man tiek rankos. Oi, tu klausai, fainutis. Ant tiek rankos nudegė, kad jau šitas FPS jau net nusiplovęs nuo prakaito. Tai dabar varysim jaučiu prie kažkokio krioklio. Pasimaudyt, nu. Ja, tai va. Oi, to. Oi, tu koks fainas. Tai jo, viskas, tai buvom Tegenungang šitam waterfall'e. Tai šiaip įspūdingiausias iš visų, kuriuos matėm, bet tuo pačiu daugiausiai turistų. Labai suturistinta vieta. Tikėjomės, kad galėsim pasimaudyti, bent jau Google per fotos rodė. Bet nebuvo galima šitą maudytis. Turbūt matosi, kojos užsipumpino. Nu žinokit, jeigu esat Bali ir varysite waterfallą, visur reikia kopti. Visur reikia lipt, laiptai va tokie va, ir varai ant kojų. Tai sakiau, kad į salę eisiu, tai tikrai ne. Nes po vakar blauzdas skaudavo, dabar užsipumpino leškos. Tai rytoj leškas skaudės. Tai va, einam prie mūsų motopirkos, varysim į kitą vietą. Ten, man atrodo, yra švento vandens, tokia šventesnė vieta, irgi waterfallas yra. Ir ten tipo galima pasimaudyti. Tai va, kūrėm savo žirgą ir bandom kult. Iki ten, dafiga iki ten. 30 minučių kelio. Все.
Hello. Nu va, atvykom į paskutinį objektą, tai yra Pura Tirta Empul šventykla, šventas vanduo, tai simboliškai įmerkiam, kaip sakant, kojas, ten eilė didžiulė, nelaukiam, plus vis tiek ne mūsų religija, nežinom kaip ten reikia, nes vis tiek kažkaip tai tenai turbūt reikia, kas po ko kaip kas, o ne tiesiog mirkti vandenį. Tai prie mūsų dar vienas indusas, aš tai buvau nusisukęs, žmona matė, plium tik tai, žiūriu indusas įkritis. Tai šventas 100%. Tai va, tai nuo pačio ryto mes nieko nevalgiam, visą dieną tripuose. Tai jau jaučiasi. Nu, tipo, kaip nevalgiam, valgiamas, man atrodo, kažką. Pusryčius valgiam jo, bet paskui, nu ką, kola vanduo realiai pagrindė. Ir ledų dar buvom nusipirkę zooparke. Tai kiek mes aplankėm šiandien objektų? 2 krioklius, zoologiją ir šitą šventyklą. Tai 4 objektai. Nemažai. Tai jo, viskas, kūrėm motopirką, varom kažką pavalgyti. Varysim į ryžių laukus, jaučiu pavalgyti. Jo, bet man asmeniškai mes kai važiavom, tai iš tikrųjų, kur yra realūs ryžių laukai, kur realiai yra auginami, tai ten man net gal ir gražiau, negu ten tie instagraminiai, kur neįtin tiesiog dėl vaizdo, žinai, viskas. Tai va, viskas, važiuojam valgyti. 15-20 minučių ir būsim vietoje. Nu va, viskas, atvažiavom iki TIS kafe pavalgyti. Tai žinot, ką aš jums pasakysiu, iš tikrųjų vaizdelis, wow. Net realiai nevertėjo važiuoti į tas ryžių laukus, nes mes esam ryžių laukuose. Pasižiūrėkit. Bim, seniukai, čia net ir pasisupt galima lygiai taip pat. Tai kažkaip tai taip atrodo. Vaizdas yra nepakartojamas. Šiaip žiauriai pavargom abudu nuo šitų kelionių. Jo, pečius jau dega net pečiai ir plus dar nusvilintas ir plus dar ta kuprinė sveria toną, nes visa įranga, viskas, tai jo. Visą dieną nuo pat ryto. O, atsigerti, liver detox. Prašau, nes dažniausiai, kai grįžtam vakare, nu tai vis tiek kažkokį kokteiliuką dar kažką atsigeriam ir einam miegot antrą naktį, žinai. Jo, tai va, tai pavalgom ir varysim į viešbutį, tai nežinau, šiandieną jaučiu, gal ir uždarau šitą dieną. Nėra čia ką daugiau rodyti kažko ypatingo. Jo. Viskas patiko, ką aplankėm. A ne? Ką dar pasakyti? Nieko? Labiausiai pervertinta vieta tai buvo pati pirma lokacija, tai ryžių laukai. Nes pasakau, dabar valgom lygiai tas pats vaizdas, 1 prie 1.